Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Virginijus Radžius ir podkastas 5 minutės. Vaikščiojimas bangomis. Evangelija pasakoja apie nuostabų įvykį įvykusį ryte prie Galilėjos ežero po nuostabaus daugybės žmonių pamaitinimo. Galilėjos ežeras Petrui, Andriejui, Jokūbui ir Jonui buvo beveik gimtieji namai. Jie reguliariai išplaukdavo į ežerą savo žvejų valtimis ir buvo gerai susipažinę su kiekvienu šio nerimastingo vandens telkinio kampeliu. Tačiau tą naktį jiems teko susidurti su precedento neturinčiu išbandymu. Viskas prasidėjo nuo to, kad pats Jėzus privertė juos plaukti į kitą ežero pusę. Be to, savarankiškai, tai yra be jo. Taip nutiko dėl to, kad po stebuklingo daugelio žmonių pamaitinimo net mokiniai susigundė mintimi apie Jėzaus atėjimą į žydų sostą. Ir tam, kad būtų įvykdyta Jėzaus misija, jis privertė pačius mokinius eiti pavojingu keliu. Tuo pačiu metu Jėzus nė akimirkos nepamiršo savo mokinių. Kai vidurnaktį jie atsidūrė stichijos valdžioje, jis pats nuskubėjo prie jų. Matydamas, kad mokiniai vargsta besirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie 4 nakties sargybą jis ateina pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Morkaus Evangelija 6 skyrius 48 eilutė. Kai pavargę ir išsekę mokiniai tarp siautėjančių bangų ir ošiančio vėjo pamatė besiartinančią figūrą, einančią vandeniu, jų širdis dar labiau užvaldė baimė. Jie supainiojo savo mokytoją su vaiduokliu ir šaukė. Galbūt jie manė, kad artėja jų artėjančios mirties pirmtakas. Šiuo atveju Naujojo testamento graikų kalbos žodis fantasma reiškia tai, kas yra už natūralaus supratimo ribų, tačiau vis tiek išlieka akivaizdus akims. Jėzus suskubo nuraminti panikuojančius mokinius. Jis pasakė: nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Petras išreiškė neįprastą troškimą, kurio būtų galima imtis net ir esant tam tikrai beprotybei. Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė: eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs skęsti sušuko: viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: silpnatiki, ko suabejojai? Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Mato Evangelijos 14 skyrius. Petro tikėjimo užteko žengti pirmąjį žingsnį, bet nepakako tęsti kelią. Šią nesėkmingą apaštalo tikėjimo patirtimi, pretendavusią į ypatingą mokinių poziciją, buvo siekiama parodyti jam pasitikėjimo savimi pavojų. Maždaug po metų, kai kryžiaus šešėlis vis artėjo arčiau Kristaus, Petras daro tą pačią pasitikėjimo savimi klaidą. Reaguodamas į Jėzaus perspėjimą, kad visi jį apleis, Petras tarsi priešindamasis kitiems sako: jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Tada Jėzus nenutylėjo, bet pasakė: iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui nei 2 kartus nepragydus, tu manęs 3 kartus išsiginsi. Morkaus Evangelija 14 skyrius. Galbūt Petras net nesuprato, kas jam nutiko, kai jis vėl ir vėl atmetė savo mylimąjį mokytoją. Bet kai gaidys sugiedojo, jis viską suprato ir viską prisiminė. Lukas rašo, kad tą pačią akimirką nukankintas Jėzus atsisuko ir pažvelgė į Petrą. Po to jis išėjo laukan ir karčiai pravirko. Luko Evangelijos 22 skyrius. Mieli draugai, ši nuostabi mokinių patirtis ant vandens skirta priminti mums visiems, kad mūsų tikėjimas, dalykų supratimas ir net planai, kad ir kokie racionalūs jie atrodytų, yra pašaukti, kad atitiktų Dievo planus ir jo valią. Jei tikime, kad Jėzus yra mūsų gelbėtojas, tada mūsų gyvenime, taip pat ir mokinių gyvenime, ateis momentas, kai jis viską išbandys ir sustatys į savo vietas. Net pats svarbiausias užleis kelią pagrindiniam. Mokinių gyvenimas ir tarnystė po viešpaties mirties ir prisikėlimo tai puikiai įrodė. Jiems šiame gyvenime nebeegzistavo nieko, išskyrus jų viešpatį. Su jumis buvo 5 minutės ir Virginijus Radžius.